už lango ir kalendoriuje 2024 sausio 1. Turbūt, kad kaip ir daugelis žmonių, nesakau visi, bet tikrai nemažai žmonių daro besibaigiantis metams rezoliucijas, tai yra naujų metų pažadai. Aš tikiu, kad ir jūs, mėly žiūrovai, kažkas padarėte savo pasižadėjimus, planus, siekius. Lygiai taip pat ir aš pasidariau juos. Ir kaip visada yra sakoma, geriau apie juos niekam nekalbėti, o tiesiog vykdyti ir žiūrėti, kas iš to išeis. Taip, metai baigėsi mano paskutinėme kambarėlyje, kuriame, kaip iš timelapso matosi, praklupojau kurdamas naują raštą iš tų dviejų pagrindinių atspalvių, kurie dominuoja šitoj gyvenamoje pusėje grindyse. Sulaukiau draugo Lauryno, kuris čia padėjo šiokių tokių smulkių darbelių, o taipogi padarėme, apklijavome lubas stiklo audiniu. Aš tokių pagalvojau, kad pasikartojančių darbų, kurie jau yra buvę ir anksčiau, ir galvoju, juk esat matę ankstesnėse serijose, aš tas techninės detalės pasakojau ir rodžiau ir, kaip sakant, vien dėl to, kad parodyt, kad dariau, tai turbūt nelabai kam ir bus įdomu, o principas tas, kad darbas atliktas ir galima judėti toliau. Tai gal truputį dar pasižvalgysime ir labai gerai skirtumas pasimato, kada nupjauni apvadui. Tai dabar, kaip sakiau, grindys uždengtos, lubos paruoštos ir vėl grįžtu į vonią, kurioje irgi lubas apsiklijavome kartu su Laurynu. Ir atsitempiau keletą likučių putplasčio ir yra tokia mažytė vonytė. Ne reklama, čia nieko nereklamuoju, tiesiog man toks dydis yra tik tai telpantis šitoje mažoje voneliai. Ir kaip žinia, norint vonioj išsisaugoti įsipylus šiltą vandenį, prisileidus šilto vandens į vonę, norisi truputį pagulėti. Kad ir tokiai mažoj voneliai, bet vis tiek norisi pagulėti ir atitinkamai reikia, kad išbūtų tas vanduo truputį ilgėliau. Tai va, tam, kad tai įvyktų ir vanduo taip greitai neatvėstų, reikia suruošti, apklijuoti putplasčiu, kažkas vien tik tai apipurškia putomis, bet, kam čia tiek daug putų leisti, galima apklijuoti, kaip sakiau, putplasčiu ir taip išsaugoti, pratęsti, prailginti malonumą gulėjimo vonioj, kad ir mažytai. Tai va, dabar mano toks darbas, čia viską suruošti prieš pereinant prie plytelių klojimo ir ant sienų. Tai turbūt gal ir pamatysit, kaip čia pajudėsiu, dar galbūt netgi parodysiu, kaip čia judu su tuo pačiu putplasčiu. Pradėjau apklijinėti polistirolio vonę, bet atėjo momentas, kad dar tokį dalyką reikia apgalvoti ir būti pasiruošusiam. Yra visokie tvirtinimo elementai, kad prie sienos kažkaip tai pritvirtinti. Jis vis tiek ir suaugęs įlips į tokią vonę ir vaikas galbūt. Bet vienaip ar kitaip, ta vonė turi tikrai labai tvirtai stovėti ir jokių būdų neklibėti ir neturėti galimybės pasiremti į vieną ar kitą pusę stabiliai, kaip betono luitas. Tai pasidariau namų darbus, pasižvalgiau internete ir ką dažnai daro ne tik iš apačios
padeda kažką. Tai padeda, tai turiu omeny, ar tai putplasčiais, ar tai gazbetoniu, to korėtų betonų vadinkim blokeliais, ar taip toliau. Tai, kaip pasakojau, kad man svarbi truputį yra šilumos varža pačios vonios, kad taip greitai neatvėstų, tai reikia dabar pasidaryti tokį rėmelį, į kurį, kaip saka, reikia pritvirtinti, dabar viską susižiūrėti, susimatuoti. Ir kai tie atraminiai punktai bus sudžiūvę, tada bus aiškesnis momentas, kiek to tūrio lieka apie vonę, kurį reikia apklijuoti, apipurkšti ir taip, kaip sakant, galutinai įstatyti. Tad dabar pasižaisiu ir su tokiu momentu. Tikra žiema vėl grįžo į Lietuvą. Šaltukas toks, kaip vaikystėje atsimenu tokį. Na, aišku, būna jo kiekvieną žiemą, bet tik labai trumpai. Tai kažkaip tai tas klimato atšilimas vis tiek daro savo ir netgi tai atminčiai, tiems pasikartojantiems momentams. Tai todėl, kad žiemos dabar tokia, sakau, atšilusios, tai tik tai iš vaikystės, kur stabilumas buvo. Na, bent jau taip jau atrodo, kad buvo. Vėlgi mūsų atmintis žaidžia įdomius dalykus. Ir kaip kiekvieną rytą ateinam su Gilda išleisti būriukų, kurie nenori būti dienom uždaryti, savo vat pernakvojo, maistelio sočiai ir vat lekia ir net mažytis atvestas dar, mažytė tiksliau, atvesta prieš pat kūčias savo su mama noriai lekia į lauko. Dabar -11 ir prašau. Matėt, nesulaikysi, tik atidarai duris pašiūrės ir kiekvieną rytą jos taip išlekia ir iš džiaugsmo mekena. Žiemos džiaugsmai. Dar truputį filosofiškai pasižiūrėjus ir į praeitus metus ir peržvelgus visą savo veiklą, tokį palyginimą priėjau, kad praeitais metais ir fiziškai patys sunkiausi darbai buvo, aš jau apie tai kalbėjau. Video epizodų išleidau turbūt daugiausia, valandų daugiausia ir galvojau, tai kaip čia dabar, čia vat vėl naujas sezonas ir kaip čia jums kažką tai padaryti. Galvoju, nu tai taip, aš ar taip darysiu, bet juk visas procesas yra, kaip ir aš nuo pat pradžių sakiau, tai yra mano dienoraštis, mano virsmas, tai mano asmeninė. Tai gal žiūrovai neįsižeis, kad aš kažkokio tenais mandraus turinio nekuriu. Na, mandraus savaip, gal man jisai mandrus toks, kokį aš jį kuriu, bet be abejo yra visokių kitų kūrėjų, kurie jūsų valiai rinktis. Tai, bet aš dėkingas už jūsų visus pridedamus nykščius, paremimus ir taip toliau. Ir turbūt vėl pasikartosiu, ką esu ne kartą minėjęs savo įvairiose serijose, kad
aš noriu išvengti mano akimis dirbtinumo, dėl to, kad, užimti jūsų laiką tokiu, sakykime, mano supratimu gal ne itin naudingu bileko filmavimo, bileko šnekėjimo. Mano gal bilekoks filmavimas ir bilekoks šnekėjimas yra tie mano filosofavimai. Bet kaip sakiau, tai yra mano dienoraštis. Ir norisi išlikti unikaliu, tokiu, koks aš esu. Ir jūsų, kaip žiūrovų, teisė yra rinktis tą turinį, kuriam norite skirti savo gyvenimo laiką, kuris trumpėja su kiekvienu iškvėpimu. Taip, tas faktas yra pakankamai motyvacinis man, kad su kiekvienu iškvėpimu mes arčiau grabo lentos. Faktas, bet kurį mes dažnai ignoruojam ir galvodami, mes čia gyvensim amžinai. Ir jo, visada iškyla turbūt kaip ir kiekvienam kartais tas klausimas, ką mes paliksim po savęs. Ką mes paliksim, ar tai multiplikuodami save, turiuomenį vaikais, ar tai sukurdami kažkokius kūrinius, ar tai būtų meno, ar tai būtų inžineriniai sprendimai, ar kaip kas imasi restauruoti senas griuvenas. Ir tai irgi, manau, kad yra palikimas po savęs kažką tai, įprasminimas ir kūrybos išreiškimas, savo kūrybos išreiškimas tokia plačiaja prasme, nes jugi per kiekvieną mūsų veiksmą atsiskleidžia mūsų asmenybė. Taip, kiekvienas sprendimas, kiekvienas visokie tokie dalykėliai išvalgi akis, apsilankiusi bet kur. Ar tai vienam pasaulio gale, ar kitam pasaulio gale, kur tik tai žmonės būna per kasdieninę veiklą. Nebūtinai netgi kalbėti, žmonės įžvelgia, įskaito žmonių mąstymą, pasaulėjautą per jų kuriamą aplinką ir kasdieninę veiklą. Tas turbūt ir yra įdomu, kad apie tai dažnai mes nekalbam, kad kūryba būtent yra antiek platus aspektas arba veikla. Kūryba nėra vien tik tai, kad būti galerijose, būti išspausdintiems knygose, albumuose ir panašiai, ir kad juos eitų žiūrėti žmonės būtent jau taip institualizuotai. Be abejo, ta forma visada reikalinga, aš čia dar truputį prasiplėsiu filosofinę prasme, bet noriu pasakyti, kad ta kūryba atsiskleidžia ir kiekvieno kuriamoje vietoje. Tai tai grįžtant prie pradėtos minties, kad vis dėlto aš išliksiu ištikimas savo, kurdamas šį savo virsmo vietos kismo, kitimo dienoraštį, ir manau, kad šie metai nesikeis su ankstesniais. Aš toliau rodysiu tai, ką darau, o jeigu nedarau ar būnu pavargęs ir negaliu nieko daryti, tai tiesiog nieko ir nerodysiu, vietoj to, kad tenais batus vien tik tai rišuosi ir ten kažką, turėjau omeny, menkaverčių turinių atiminėti jūsų dėmesį. Jūs geriau skirkit savo tą laiką neskrolinimui ir mano kažkokių kartais nesąmonių gal rodymų, kurių, sakau, vengsiu to daryti, bet geriau skirkit savo artimiems arba asmeniniam augimui, skaitant knygą. Bet jeigu turit vaikų, skirkit laiką vaikams, mylimajam, ir
taip kursite irgi savo grožį ir gražumą savo aplinkoje. Tad į naujosius 2024 išliekant savimi ir kuriant grožį aplinkui save. Kartais gerai yra pasilikti nudaužtą ar nupjautą plytelę ir žiūrėk, dalis jos dar puikiai bus panaudota plintusams, kurie kaip ir jau įpusėjo, bet dar yra. Tai teko prisipjauti likutį ir vėl reikės kibti į užbaigimą. O norėjau pasidalinti tokią įžvalgą. Nežinau, kas yra susidūręs su pjovimu plytelių staklėmis. Tai yra toks momentas, jeigu ištisai pjauni per visą plytelės plotį ar ilgį, tai dažnai būna tai, kad jau į pačią pabaigą žiūrėk ir nuskyla. O tam, kad tai neįvyktų, kaip mane išmokino, taip ir aš darau, nes puikiai veikia sistema. Tai iš pradžių pasidarai iš vienos pusės, kad ir kelių centimetrų įpjovą, ir tada apsisuki ir pjauni siūlę iš kitos pusės, kad susijungtų su ta pradėta įpjova. Ir taip gražiai ir glazūra nuaižėja, nenuskeldėja krašteliai ir taip puikiai persipjauna visą siūlę. Tai va, tai pasirodo, kad kaip ir buvau minėjęs, metų pabaiga ir sausis prie mano zigzaginių paskutinių grindų. Toliau bus visi kiti einamieji darbai ir be abejo dar vonios reikalai, kurie taip greitai nesidaro, kaip aš čia taip jau tikėjausi. Bet ir vienok man irgi reikia poilsio ir socialaus gyvenimo ir šiaip tiesiog nieko neveikti ir pasivaikščioti. Tai todėl buvo ta ir pertrauka tokia ilgesnė ir sakau, reikia ir savo susikaupti ir pailsėti, o dabar pradedant naujus metus, naujų epizodų, kaip visada. Dėkoju Jums už Jūsų pridedamus nykščius, parašomus komentarus, palaikymu, paremimu Jums patogiose platformose, kurių nuorodos yra aprašyme žemiau. Tad dėkui ir sakau iki sekančios serijos.